Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai slamsiukai! Labai labai seniai, dar vakar mėlynam paupy. Giliausiai po žemė gyveno kurmiai septyni. Jie laukdavo braškes ir gąsdino peresną ir kas. Užtat mokėjo grot visas 7 natas. Do, 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 re, 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 mi, 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 do, re, mi, fa, fa, fa. Sol, mi, re, do, la, 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 do, re, mi, re, do, sol, 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 la, sol. Do, la, sol, fa, mi, 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 re, do, sol. Do, re, mi, fa, fa. Sol, sol, la, si, do. Para, pa, para, pa, 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 para. Do. Para, pa, para, pa, 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 para. Labai labai seniai, dar vakar mėlynam paupy. Giliausiai po žemė gyveno kurmiai septyni. Jie grojo fleitute, dundėjo būgnais kitais. O pats vyriausias kurmis muzikavo ne juokais. Jis grojo smuiku, jis grojo smuiku, jis grojo smuiku, tai gražiai, gražiai skambėjo laukai. Jis grojo smuiku, jis grojo smuiku, jis grojo smuiku, tai gražiai, gražiai skambėjo laukai. Do, 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 re, 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 mi, mi, do, re, mi, fa, fa, fa. Sol, mi, do, la, 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 do, re, mi, do, sol, 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 la, sol. Do, la, sol, fa, mi, do, sol. Do, re, mi, fa, fa. Sol, sol, la, si, do. Para, pa, para, pa, 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 para. Do. Para, pa, para, pa, 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 para. Do. Mėly klausytojai, šiandien pas mus labai linksma. Jūs įsivaizduojat? Pas mus į Londoną atvyko svečiai, net iš Šiaulių. Pas mus šiandien atvažiavo tikriausi aktoriai. Ar žinote, ko jie ypatingi? Tai mažieji aktoriai. Pas mus atvyko Šiaulių vaikų bumsės klubas ir vaikų ir jaunimo teatras Splius. Pamenate, praeitose laidose mes kalbinom įvairius atlikėjus iš Lietuvos. Labai smagu tai, jog jie patys atvažiavo pas mus. Mes matėme jų vaidintą spektaklį, kuris vadinosi Tinginėlių kaimas. Labai geras spektaklis. Ir linksmas, ir įdomus. Ir vaikai ten taip nuostabiai vaidina. Laikas prabėgo kaip nebuvęs. O visų smagiausia tai, kad mes galėjome juos pakalbinti gyvai, akis į akį. Taigi ir jūs kviečiame paklausyti mūsų pokalbio. Kas ir iš kur jūs? Mes esame atvykę iš Lietuvos, iš Šiaulių miesto. Šiaulių mieste yra įsikūręs toks bumsės klubas ir vaikų ir jaunimo teatras Spliusas.
Tinginėlių kaimas. Ką reiškia šis pavadinimas? Gal ir jūs tinginėliai? Na, aš žinau, kad kiekvienas žmogeliukas ir mažas ir didelis nori būti tinginėlis. O tinginėlių kaimas yra pagal lietuvių liaudies pasaką, turbūt visi žinote, yra įvairių istorijų, yra apie melagių pasakas. Ir man taip kilo mintis, kad būtų galima apie tinginėlių kaimą sukurti, kaip ten viskas gyvena, kaip atrodo. Bet tik tai mes su vaikais nusprendėme, kad tingėti šiek tiek, trumpai gali, labai neilgai. Bet jau ilgai tingėti yra nieko gero, nes iš tingėjimo niekas neišeis. Ko pamoko šis vaidinimas? Gal jis kažkaip keičia mažuosius žiūrovus? Šitas vaidinimas moko tai, kad nereikia būti tinginiu, nes jeigu per daug tingėsi, neką išeis, reikia dirbti, padėti mamoms, tėčiams ir, galima, aišku, mažai patingėti, bet ne per daug. O kas spektaklio scenarijaus autorius? Aš esu Darija, man yra 15 metų ir šio mūsų vaidinto spektaklio scenarijaus autorė yra mūsų vadovė Lina Bumcė. Ar vaidinimas tinka suaugusiems? O kodėl? Aš esu Dorotė ir man yra 15 metų ir aš tikrai manau, kad šitas vaidinimas tinka ir suaugusiems, todėl kad suaugusiai irgi kartais mėgsta patingėti. Kaip jūs jaučiatės, kaip vaidinat? Nebaisu? Linksmai. Smagiai. Nuostabiai. Jaukiai. Fainiai. Maloniai. Įdomiai. Laimingas. Maloniai. Svajingai. Fantastiškai. Kūrybiškai. Ar norėtumėte tapti aktoriais? Mano vardas Nastė ir man 15 metų ir taip aš nuo pat vaikystės labai noriu tapti aktorė ir todėl lankau Bumcės klubą. Nes visą laiką labai fainiai jaustis, kai vaidini, nes kai tu vaidini, tu kaip būni kitas žmogus, pajauti jo mintis ir nemoku paaiškinti, bet šis labai nuostabus dalykas. Aš šiaip norėčiau būti aktorium, nes man patinka ir vaidinti, bet to aktoriniam darbui reikia ir jėgų, ir pasistengimo, tai aš ir turiu jėgų ir stengiuosi vaidinti, tai žodžiu, aš labai norėčiau taip pat. Ką ir kaip vaidinate, kokius spektaklius esate sukūrę? Esame sukūrę labai įvairių spektaklių. Dabar sukūrėme naują spektaklį Tinginėlių kaimas. Buvome sukūrę Pelytė Zita, Zuiki Puiki ir Baltikės meilė ir Čipolinas, Mėlynoji planetos istorija. Ir manau, kad mes dar žadame daug visko, daug sukurti. Ir taip. Kas sumanė tokius šaunius dekoracijas ir jūsų scenos aprangą? Mums dekoracijas kūrė dailininkai Rasa ir Eimis Prišmantai, o ir kostiumus siūna, o šiaip dainelės kūrė mums Laura Remykienė. Ką dar ir kur vaidinsite artimiausiu metu? Dabar mes grįžę iš svečių iš Londono, mes pirmiausia visus šiauliečius ir Šiaulių apskrities gyventojus kviesime gegužės 22 premjerą, sveikinsime su šeimos diena, o birželio 1 dienai skirtą vaikų tarptautinį gynimo dienai važiuosime į Radviliškį kultūros centrą, dovanosim vaikams spektaklį. Ką norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams? Klausyti šitą radijo ir nepamiršti ateiti į mūsų spektaklius. Būti laimingi. Kad gerai sektųsi mokykloje darbe. Aš linkiu, kad būtum toks geras žmogus, kad galėtum daug sukurti viską. Kad būtum laimingas. Kad būtumėt labai kūrybiški ir pradėtumėt vaidinti. Kad būtumėt linksmi, juokautumėt ir nepamirštumėt atskleisti savęs bet kur ir bet kada. Kad atrastumėt save ir savo mylimą darbą arba hobį. Noriu palinkėti, kad tingėjimas
Nepakištų jums kojos. Aš norėčiau palinkėti, jog visuomet visus dalykus darytumėte su šypsena ir su didelė meilė ir niekuomet nenustotumėte šypsotis ir būti laimingiam. O aš palinkėsiu vaikams vis dėlto visi būkite labai išdykę ir su daug svajonių. Ačiū labai. Labai ačiū jums. Linkiu sėkmės vaidinant spektakliuose. Visada būkite tokie linksmi ir kad publika jums garsiai plotų, kaip dabar. O bumsai linkim niekada nepritrūkti šaunių idėjų ir užauginti dar daug aktorių. Ir dirbti su daug linksmų vaikų. Musė visą dieną, skraido musė visą dieną. Pa-pa-ra-pa. Ir atsitrenkė į pienę, Pa-pa-ra-pa. O po ją gulėjo triušis. Nu toks labai gražus. Nu koks? Toks labai gražus. Nu koks? Toks labai gražus. Pa-ra-pa. Jis kreipia ūsus. Pa-ra-pa. Ir kramtė kažką. Musė pastebėjo, o letenėlį morką. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Niekada nesirgsi ir būsi žvalus. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Morkose daug vitaminų, nebenori saldumynų. Triušę paklausyti verta. Pa-pa-ra-pa. Pažiūrėk į jį dar kartą. Pa-pa-ra-pa. Jo kailiukas švelnus ir baltas. Nu toks labai gražus. Nu koks? Toks labai gražus. Nu koks? Toks labai gražus. Pa-ra-pa. Jis kreipia ūsus. Pa-ra-pa. Ir kramtė kažką. Pa-ra-pa. Musė pastebėjo, o letenėlį morką. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Niekada nesirgsi ir būsi žvalus. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Morkose daug vitaminų, nebenori saldumynų. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Niekada nesirgsi ir būsi žvalus. Morka smagiai sveika. Sako mažas triušis ir graikausus. Morka smagiai sveika. Morkose daug vitaminų, nebenori saldumynų. Nori morkų? Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Minelskaitė. Rojus Česonis.